Weber. We care. Lauko žibintas pagamintas iš Hobby Concrete betono. Audinio ir betono sąjunga sukuria įdomius betono liejimo dirbinius. Vienas geras pavyzdys yra lauko žibintas pagamintas iš nerto audinio ir Weber Hobby Concrete. Sumaišykite miltelius su švariu vandeniu, atsižvelgiant į produkto instrukcijas. Maišykite maždaug 5 minutės, naudojant pavyzdžiui mentelę arba akumuliatorinį gręžtuvą su antgaliu tol, kol masė taps vientisa ir paruošta naudoti. Galite keisti skiedinio masės konsistenciją, koreguojant vandens kiekį. Kai gaminius kursite naudojant audinį, betonas turi būti sumaišytas su didžiausiu kiekiu vandens nurodytų ant pakuotės. Nors Hobby Concrete yra low dust technologijos produktas, tai yra mažiau dulkantis. Dulkių kaukė, pirštinės ir kitos privalomos saugos priemonės turėtų būti naudojamos visais maišymo ir darbo etapais. Prieš talpinant audeklą į betono masę, pasiruoškite darbo vietą, kur audinys gali laisvai kabėti ir išdžiūti. Pagrindui puikiai tiks pavyzdžiui medžio kelmas, kuris yra padengtas polietileno maišeliu. Jei norite žibinto, kuris yra didesnis nei medžio kelmas, galite naudoti vandens kibiro dangtį kaip pagrindą. Atminkite, kad plastikinės detalės privalo būti pateptos aliejumi. Norint, kad audinys greičiau ir tolygiau pasidengtų betonu, sudrėkinkite jį vandenyje. Vandens perteklių pašalinkite. Dėvėkite ilgas guminės pirštines. Nardinkite audinį į rankdarbinį betoną ir sukamais judesiais, tarytum skalbtumėte rankomis, padenkite audinį betonu. Kai audinys visiškai prisisotins betonu, pakelkite jį iš indo, leiskite betono pertekliui nutekėti. Suformuokite norimą gaminio formą, pridėkite šiek tiek daugiau betono masės ant pagrindo. Nepamirškite, kad betono gaminiai turėtų būti drėkinami juos apipurškiant vandeniu. Pradedama dažniausiai, kai betono masė sukietėja praėjus 2–3 valandoms po liejimo. Drėkinkite vandeniu 2–5 dienas, bent vieną kartą per dieną. Siekiant išvengti gaminių perdžiūvimo, apdenkite juos plėvele. Gaminys po darbo privalo džiūti mažiausiai 3 dienas, tada atidžiai jį pašalinkite iš formos. Džiūvimo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros ir oro drėgmės. Susikurkite gražų žvakių žibintą su Hobby betonu. Nepamirškite, kad vandens perteklius betono mišinyje silpnina gaminį. Hobby betonas yra lengvai naudojamas produktas smulkiems amatų ir rankdarbių liejimo darbams ir nors žibintas atrodo labai trapus, jis puikiai tarnaus vidaus ir lauko sąlygomis. Ieškokite Weber Hobby betono parduotuvėse. Jis supakuotas patogiose 5 ir 15 kg plastiko pakuotėse. Weber. We care.